gerbimieji. Nu, ką galima pasakyti? Mūsų bendruomenė Lazdynų kartu su kitom Vilniaus miestų bendruomenėm kovoja jau 4 metų prieš nuodų fabriko statybą Vilniuje. Tai iš tikrųjų, jeigu degintų taip, kaip yra numatyta ir dabar galvojama, tai labai paprasti dalykai. Skirsis furanai, dioksinai ir fosgeno dujos. Dioksinais barstė amerikiečiai Vietnamą, kur po šiai dienai vyksta išsigimimai žmonių. Fosgenas yra nervus paralyžiuojančios dujos, o furanai mutageninis daro įvairius pakeitimus žmonių organizme. Mūsų visuomenės atstovai, kartu ir prezidentė, kalba apie tai, kad Lietuva turi būti inovatyvi ir einant į priekį visų kitų šalių. Tai šiandien jau Europoje ir kai kuriuose kitose šalyse yra inovatyvios technologijos šiukšlių rūšiavimo, kur tam tikra dalis, nemenka dalis, reiškia galima perdirbti kaip antrinės žaliavas. Lietuva iškasenų naudingų nelabai daug turi, tai tas antrinės žaliavas perdirbus būtų galima ir kaip sakant, ir sukurti naujus produktus. O tai, kas liks, tai bus biodegraduojančios atliekos, kurios, kiek mes pasižiūrėjom ir mokslininkų turim išvadas, iš kurių galim daryti biodujas, o padarius biodujas lieka faktiškai, sakykime, kompostas, galbūt ten daržovę auginti negalima, bet rekultivuoti savartynus, pakelės apsodinti žolytei, miškuose šitas pilnai galima padaryti. Tai tada kyla klausimas, kodėl reikia sudeginti tai, kas gali duoti naudą. Antra vertus, tai gal mes eikim į priekį ir ieškokim naujų technologijų. Bet to dar tokia smulkmenėlė. Jeigu dabar ten, kur numatyta statyta ale rūšiavimo gamykla ir šalia deginimo apgaudinėjant visuomenę, tai kas gausis? Gausis, mes paskaičiavom, kad kas 5 minučių, maždaug 20 tonų, reiškia, savivarčiai veš per visą Vilniaus miestą šiukšlės prie TEC3. Toliau, jeigu nedaug dieve koks sutrikimas, per 4 dienas ten išaugs 2 laiptinių, 5 aukštų namo dydžio šiukšlių krūvelė. Tai atleiskite, Vilniaus mieste centre praktiškai, kur vėjai vyraujantis eina link naujų rajonų. Reiškia, Lazdynai, Pašilaičiai, Justiniškės, Viršuliškės. Apie kažkur 300–350 tūkstančių miesto gyventojų bus nuodėmi. Tai atleiskite. Antra vertus, dar kartą, yra naujausios technologijos, kur galima statyti šiukšlių rūšiavimą prie savartynų ir kada yra šiukšlių stygius, rekultivuoti savartynus. Tai jau yra pavyzdžiai ir tai daroma. O tai, kad yra ten Europai kažkas degina taip toliau, mano žiniomis, negaliu nieko garantuoti, bet yra sklando kalbos, kad po keletos metų Europa priims direktyvą draudžiantį deginti šiukšles. Tik tai perdirbti. Tai tiek norėjau pasakyti, aš manau, kad vilniečiam turbūt rūpi jų vaikų ir anūkų sveikata. Todėl kreipiuosi į visus mąstančius žmonės ir prašau pagalvoti, kad mes galėtume naujom technologijom dirbti, o ne senom atsilikusiam ir nuodyti žmonės. Dėkui visiems. Tiesiog keletą žodžių norėčiau pasakyti, kadangi esu Vilniečių, galbūt ir kai kurių jūsų rinktas, ir esu tikrai prieš, ir mes čia daug metų su Lazdynų bendruomenė, ačiū jiem, kad jie nenuleidžia rankų, kovojam prieš šitą deginimo, o tiksliau nuodų barstymo gamyklą, kuri valdoma visiems gerai pažįstamo Rubikono vyruko, kaip pasakė jau vienas klasikas turbūt. Ir ką mes matome šiai dienai? Šiai dienai matome, kad Vilniuje vietoj vienos realiai atliekų deginimo gamyklos planuojama vos net 3 padaryti, iš kurių 2 net yra ant Gariūnų kalno. Ką padarė vyriausybė? Aplinkos ministras Mazuronis šiai dienai tik tai skėsčioja rankomis, kad nieko nebuvo galima padaryti, nors daugybę kartų buvo kartota ir daugybę kartų buvo remtasi Orhuso konvencijos, kuri yra tiesioginio taikymo dokumentas, nuostatomis apie tai, kad su visuomenė nebuvo išsvarstyta, nebuvo rastas kažkoks tai variantas priimtinas visuomeniai.
o šiuo atveju priimtinas, kad ten jos neturėtų būti, o gal ir apskritai jos neturėtų būti, Lietuvai užteks tos vienos, kuris stovi Klaipėdoje, nes mes dabar diegime brangią atliekų rūšiavimo sistemą visoje Lietuvoje ir manau, kad puikiausiai galim išrūšiuoti visas atliekas, o tas likutis, jeigu jis lieka, galėtų būti ten Klaipėdoje ir deginamas. Tai yra klausimas, kas yra svarbiau, žmonių sveikata, žmonių gyvybė ar kažkokios siauros finansinės grupuotės interesai. Į tą turėtų visų pirma atsakyti vyriausybės vadovas, aplinkos ministras. Ką jie palaiko? Jie palaiko žmonės, kurios renka, ar finansinės grupuotės? Ačiū. Gerbėmieji, aš taip pat esu kaip Seimo narys ir mano rinkėjų dalis yra lazdiniečiai, karoliniškiečiai. Tai galiu tikrai paliudyti, kad Vilniuje, Jočionyse, Gariūnuose pastačius tas 2 arba 1 šiukšlių deginimo gamyklą, vėjų kryptis yra tokios, kad tikrai tie teršalai sklis ne tik į Lazdynus, bet ir dar toliau į Karoliniškes ir dar toliau į Viršuliškes. Tai iš tikrųjų mes negalime tapti įkaitais atliekų verslo grupuočių ir jų įtakotų politikų. Tai yra labai, labai blogai. Atliekų verslas savaime nėra nieko blogo, tačiau taip kaip jis daromas Vilniuje yra tiesiog nusikalstama. Yra pažeidžiama valstybinė politika, kuri šiuo metu yra formuojama. Tuo pat metu, kai mes dabar čia susirinkę kalbamės, aplinkos ministerijoje darbo grupė, kurioje yra ir mūsų žaliųjų partijos 2 atstovai, baigė derinti ir parengti valstybinį atliekų tvarkymo planą. Pagal tą planą Vilniuje nėra jokios šiukšlių deginimo gamyklos. Pagal tą planą Lietuvai užtenka 1 šiukšlių deginimo gamyklos, kuri jau yra Klaipėdoje. Priduriant, kad dar yra šiukšlių deginimo, atliekų deginimo gamykla Akmenėje, akmencemento gamykloje, kaip antrinė funkcija. Tai Lietuvoje tiek šiukšlių neatsiras, kad sudegintume vien tose 2. Tai ar mes norime tapti šiukšlės importuojančią šalimi? Galbūt verslas ir jų įtakoti politikai ir kai kurių įtakingų rūmų patarėjai gal to ir nori, bet mes, žmonės, Vilniečiai, bendruomenė atstovai ir aš kaip jūsų Seimo narys tikrai to nenorim. Pagal tą atliekų planą, kuris yra baigiamas rengti, Lietuvoje turėtų būti 10 mechaninio biologinio apdorojimo gamyklų, tai yra moderniai įrengtų rūšiavimo gamyklų, kurios atskirtų antrinės žaliavas ir virtuvės atliekas. Kaip čia minėjo bendruomenės atstovas, iš virtuvės atliekų būtų gaminamas kompostas arba biodujos ir efektyviai panaudojamas jas deginant, antrinės žaliavos panaudojamos kaip antrinės žaliavos. Ir tik labai nedidelė dalis atliekų, kurių neįmanoma perdirbti arba iš jų padaryti kompostą, iš jų būtų gaminamas vadinamasis antrinis kuras, kurį ir galima būtų deginti tose 2 gamyklose Klaipėdoje ir Akmenėje. Taigi jokio poreikio statyti naują gamyklą nėra, tai yra verslo atskirų grupuočių interesai ir atskirų politikų jų įtakotų sprendimai. Ir tiems mes turime pasakyti gėdą. Teisingai sakė vienas revoliucijos vadas, kad pasiimk laikraštį ir telegrafą ir viskam vadovaus. Taip yra ir dabar. Mes kalbame, o žmonės apie tai neišgirsta ir nežino. Laimė, kad yra internetas, tai truputį kai kas paskaito. Bet susidaro toks įspūdis, kad valdžia savo, žmonės savo ir visą laiką yra viena mantra kartojama. Lietuvoje nėra pinigų, bet visi šitie projektai, apie kuriuos ir šiandien mes kalbame, aplinkosauginiai projektai arba didieji energetikos projektai, kur tarpininkam išleidžiama po 50 milijonų litų, o paskui nerandama dokumentų. Ir sako, ir ką padarysi? Taip atsitiko, nėra tų dokumentų, nėra, ir ką padarysi? Čia neseniai, prieš porą metų, surado valstybės kontrolė, kad tam garsiajam stadione virš ant kalno Ukmergės trūksta irgi dokumentų ant 50 milijonų litų. Ir kas po šiai dienai galvojate yra nuteistas, kada Gailius buvo FNTT vadas, Giržadas pavaduotojas, jie tą bylą pajudino. Tai rezultatė ką? Byla pajudėjo? Ne, jie buvo išjudinti. Taip, kad, žinokit, masė tų dalykų Lietuvoje, kaip yra, oficialiai teisintos, aš tai vadinu, nauja verslo rūšimi vogti iš valstybės. Irgi labai charakteringas dalykas. Dabar Seime dirba, čia viskas į tą pačią temą aš suvesiu. Dirba, reiškia, dėl suskystintų dujų terminalo. Lyg tai gražus dalykas, komisija dirba, nagrinėja, kaip ten finansiškai atrodo. Tai pasirodo,
mes nuomosime laivą, kurį nuomoja jau norvegai iš kitų, o tie nuomoja dar iš trečių. Ir per 10 metų tai mums kainuos 1,8 milijardus litų ir po to mes galėsim vieną nuomininką sumažinti. Ir tai, sako, įsigyti. Ne, tik nuomą įsigyti galėsime vėl. Ir dar vis tiek porą nuomininkų liks. O ten tie tikrieji šeimininkai kažkur Bermudų trikampiai yra. Taip, kad taip jos ten ir surasi. O lietuvėlės pinigais. Tai lygiai ir šiukšlių biznis, jis nuo amžių buvo mafijos biznis, aš nesibijau to sakyti. Ir buvo, ponė prezidentė, atidaryti Fortum gamyklą Klaipėdoje. Tai pusė pinigų yra ne Suomių. Jie mačiau, sako, tai yra ES pinigai skirti Lietuvai. Lietuva galėjo tos pinigus pasinaudoti. Ne, Suomiai čia atvažiuoja muštersti. O šalia to Klaipėdoje stovi geotermos gamykla, kuri galėtų gaminti šilumą ir šildyti Klaipėdą. Ir praktiškai ne ką brangiau. Bet ne, reikia, kad ateitų čia Suomiai. Tie patys Suomiai eina į Kauną, tarp kitko Seimo narys Balsys sakė, kad tik viena gamykla Klaipėda ir Kaune, tik tai dabar laikinai sustabdytas tas projektas. Lygiai kaip ir Vilniuje nori 3 čia pastatyti. O yra pakankamai technologijų, aš nesikartosiu, bet esmė yra čia Lietuvoje ne ta. Esmė Lietuvoje, kol vagių nesuvaldysi, tvarkos nebus. Tai vienintelis dalykas. O kodėl aš pradėjau nuo laikraščių, žurnalo arba televizijos? Todėl, kad irgi informacija yra jų rankose. O kol yra informacija jų rankose, kol žmonės to nežinos, tai taip ir vyks tas procesas Lietuvoje. Ir bus tokia apatija, ir mūsų piketuose ir mitinguose bus vis mažiau ir mažiau ir mažiau. Taip, kad neseniai girdėjau skaičius. 4,3 milijono lygtai lietuvių yra pasaulyje, tik 2,5 gyvena Lietuvoje. Ačiū. Bet nepasiduokime tie, kurie kovojame. Visų pirma, tai esu medikas, chirurgas ir onkologas ir labai tinka mano pareigos į šios dienos temą. Antras dalykas, esu Jungtinio demokratinio judėjimo Lietuvoje, konfederacijos prezidentas, taip pat tinka. Aš nežinau, nuo pirmųjų nepriklausomybės metų, kodėl susidarė tokia padėtis, mes labai džiaugiamės, plojom rankom ir džiaugsmo ašaros riedėjo, o per tą laikotarpį nieko mes nematom, tik tai skriaudas, tik tai savavaliavimą, tik tai, ką kas nori tą daro ir postus daugumoje užima. Tie žmonės, kurie tik tai nori savo pinigų, bet nenori nieko gero daryti savo tėvynę. Dabar Gariūnų gamykla, šita atliekų deginimo gamykla. Mes jau labai seniai, aš pats lasdinietis, labai seniai kovojam dėl šito. Ir atrodo, nusiramina. O mūsų atstovai pas poną Mazuronį, tai prižadėjo. Ir vėl iš naujo viskas atgimsta. Stovi labai nepatogioj vietoj šitą gamyklą, jeigu bus žinai. Ir kas svarbiausiai, kad vėjai yra tokie nepalankus, kur neša visas nuodingas medžiagas, dioksidus, monoksidus, benzpirenus, neša tiesiai į Vilniaus gyventojų, kitaip sakant, burnas, gerklės ir kvėpavimo takus. Tai yra onkologiniai pavojingos medžiagos, kurios sukelia vėžį. Taip čia nelabai jau liko tų žmonių. Ir jeigu dar mes juos išmarinsim vėžių ir šitų biurokratų veiksmai bus tuo ir baigti. O onkologiniai susirgimai ir taip padidėjo, būdavo didėja procentais. O dabar 10 kartų, jūs įsivaizduojat, per nepriklausomybės laikotarpį onkologinių susirgimų Lietuvoje padidėjo 10 kartų, ne 10%. Tai baisūs skaičiai. Taip, kad reiškiasi, arba mes laikykimės ir ginkim savo teisės, arba ruoškimės ramiai, tyliai miršiai. Ačiū uždėti. Tai ačiū visiems susirinkusiam, o mes turim dar nuvykti į prezidentūrą ir teikti savo parašytus dokumentus. Ačiū.